Sveiki, mėlyjeji. Draugaujate su YouTube kanalu Taro gyvenimo ir meiliai. Ir aš, Jolanta, labai draugiškai nusiteikusi šį kartą. Taigi, mėlyjeji, atėjo metas pasižiūrėti mūsų Taro prognozę tradiciškai kitai savaitai. Šį kartą žiūrėsime iki penktadienio, tik balandžio mėnesiui. Taigi, mėlyjeji, kai už lango griežia žoliapjovių duetas, mes atsidedame apmąstymams ir susikaupimui apie savo gyvenimą ir save, apie mūsų aplinką. Taigi, mėlyjeji, kokie darbai, kokie džiaugsmai, kokie vargai mūsų laukia ateinančią savaitę 2026 metų nuo balandžio 27 iki 30 dienos. Balandis pasibaigė, baigėsi ir prasidės gegužė. Na, žygiuosime į vasarą. Sodai žydė, žoliapjovės pradėjo dainuoti. Na kągi, gyvenimas tęsiasi. Mėlyjeji, tikriausiai nelabai čia prabangiai mes šį kartą pasižiūrėsime, bet gal svarbiausius dalykus atspindėsime. Taigi, kągi mes čia turime? Na ir pradedame pirmieji avinukai, įsidėliosime visus zodiako ženklus ir skaitysime korteles. Gerai, mėlyjeji, avinukai, jūsų ateinančioji savaitė. Kas čia jums pranašaujama, kokia energija, pozityvas, negatyvas ir į ką atkreipti dėmesį, kaip jums elgtis arba nesielgti. Jautukai, jūsų situacija ateinančią savaitę. Ir ką daryti jums arba nedaryti, patarimas iš Taro. Gerai? Dvyniai, jūsų situacija ateinančią savaitę arba tie jūsų pagrindiniai įvykiai, darbai, kuriuos jūs žadate užsiimti. Nu, kaip prognozuoja Taro. Kartais jos tokios spontaniškos, jos praneša tai, apie ką mes net nesusimąstome. Ir net nepagalvojame, kad taip galėtų būti. Tai čia man sudėtinga. Bet mes viską padarysime taip, kaip reikia. Ačiū visiems, mėlyjeji, kad žiūrite mano kanalą, kad esate su manimi, draugaujate, randate naudingos informacijos. Ir aišku, labai miela, kada parašote, kad oi, 100% ar 200% viskas prasigrojo, ką pranašavo Taro. Vadinasi, mūsų biolaukai sutampa. Mes galime padėti vieni kitiems. Taigi, dabar jau žiūrime. Liūtukai buvo, dabar žiūrime mergelės, jūsų ateinančioji darbo savaitė, negatyvas ir kaip pasielgti arba kaip nesielgti, ar ne? Dabar žiūrime skorpionai, jūsų situaciją, ką pranašauja Taro ateinančią savaitę, kaip elgtis arba nesielgti. Ir šauliai, taip, žiūrime, svarstyklės, taip, mergelis čia buvo svarstyklės, dabar skorpionai, mėlyjeji, taip, skorpionai, dabar jūs nesumaišyčiau, bet pasitaisiau, pasižiūrėsime. Na ir šauliai, jūsų situaciją matotės, taip, gerai, pozityvas, na, kur pasidėti pagalvėlę, į ką atkreipti dėmesį, na ir jūsų patarimas jums. Ar mums dar liko kortų? Žinoma, liko. Jų yra labai nemažai. Kalvatėje 78, todėl užteks, manau, mums visiems. Gerai, ir čia jau bus ožiaragių situacija, o dabar pereiname pas vandenius. Mėlyjeji vandeniai, jūsų pagrindinė energija, pozityvas, negatyvas, į ką atkreipti dėmesį. Na ir žuvys, kaip čia mes, ar ne? Labai man svarbi ateinančioji savaitė. Ataskaitos ir rūstybės metas, bet tikėkimės, su Dievo pagalba viskas praeis. Na ir kokią bendrą tendenciją ateinančią savaitę. Veikite, pasirinkite teisingai ir išspręskite visus užsisenėjusius reikalus, kurie tęsiasi iš praeities. Išspręskite reikalus, kurie tęsiasi labai seniai, imkitės iniciatyvos ir padarykite taip, kaip reikia. Va taip, tą lazdų karalių ir padėsime. Gerai, tegu jis mums padeda būti aktyviems. Taigi, mėlyjeji, avinukai, pereiname pas jūs pirmiausia. Avinukai, jūsų situacija ateinančią savaitę. Kažkas naujo. Žinutė, laiškas, informacija, kelionė,
Tokie dalykai, susitikimai su naujais žmonėmis, naujas darbas, naujas klientas, vat kažkas naujo. Vat kažkam gali būti, kad bendravimas su vaikais anūkiukais. Parašys, paskambins vaikai, praneš naujieną, taip pat bendradarbiai gali kažkam tai va tokią žinią suteikti. Tai kažkas pozityvaus ir tokio naujo ir jūs privers kažkaip tai jūsų širdelę plakti ir susidomėti va tuo reikalu, vat kažkokiu tokiu reikalu. Kažkam gali prasigroti tiesiog aktyvus bendravimas su žmogumi gimusiu Šaulio ženkle. Na ir į ką atkreipti pozityvas koks? Planai. Jūs kažkaip suplanuosite, paaiškės jūsų planai ateičiai, vat ateičiai. Kažkas susiplanuosite, kad bus lengva suplanuoti, tarkim, kažkam 3 dienom, kažkas 3 savaitėm, o kažkas tiesiog 3 metams į priekį, arba tiesiog jaučia ilgalaikė perspektyva. Jūs sužinosite žinias arba dalyvausite kažkokiam tokiam reikalė, tokiam aktyviam ir sužinosite savo perspektyvas jau tokiai tolimai ateičiai, kas jūsų laukia ir kaip. Į negatyvą kartų karalienė gali tekti spręsti, išgirsite žinią, gausite laišką, gausite dokumentą, pasirašysite dokumentą, sudarysite dokumentą, išsiaiškinsite santykius, kas su žmogum gimusiu svarstyklių ženkle, o kas šiaip gydymo įstaigoje gausite išvadą kažkokius tyrimus, žodžiu, į negatyvą. Paaiškės kažkokia situacija, kuri jums ne į gerą. Vat į ne į gerą, tai kažkoks sprendimas be emocijų. Jūs jau čia žinote, kokios perspektyvos jūsų laukia, kur čia jums pasidėti tą šiaudelį. Pasirodo, pasidėti šiaudelį tikrai teks, nes sprendimas gali būti ne jūsų naudai, arba toks, kuris paliečia jūs, arba kažkokios žinios nelabai geros. Toks be emocijų reikalas, be emocijų. Na ir kaip jums kreipti dėmesį? Viskas praeina ir tai praeis. Jeigu jums iš kažkur tai jūsų ten nepasirinko, neišrinko, tai išeikite, jūsų vieta nebus tuščia, vieta šalia jūsų nebus tuščia. Jeigu čia jūsų nemyli, eikite ten, kur jūs myli. Jeigu kažkas jūsų nevertina, tiesiog eikite ten, kur yra geriau, kur jausitės laimingesni, pripildyti gyvenimo džiaugsmo. Galbūt jau iš kažko išėjote, iš kažkur, tai šita korta jau pasiekmių korta. Jūs išėjote ir jūsų vieta jau užimta. Gali būti, kad kažkada anksčiau jūs pasirinkote kažkur nedalyvauti, nuo kažko atsiriboti, kažko nedaryti. Ir dabar jau yra pasiekmės tokios, šią savaitę paaiškės tokios pasiekmės, kad ta vieta jau užimta, tas žmogus jau nelaisvas, tiesiog jau jūs nebeturite, nebegalite grįžti atgal. Arba jeigu dar yra šansas sugrįžti atgal, kažkur tai avinukai sugrįžti, arba pasirinkti, arba būti, tai ateinančią savaitę tuo pasinaudokite, nes paskui visi šansai kažką dar susigrąžinti jau bus prarasti, nes iš ten, kur jūs išėjote, nusišalinote, palikote, atėjo žmonės, kurie rado čia gyvenimo prasme ir, žodžiu, jie tiesiog pasirinko jūsų vietą. Vietoj jūsų kažkas jau yra kitas arba bus kitas ateinančią savaitę. Jūs tiesiog sužinosite tokias naujienas. Taip, avinukai, kažkam tiesiog gali būti ir vos nesmeninė dėlionė. Todėl dar yra šansas jums kažką susigrąžinti ir jeigu jūs matote perspektyvą tame, bet jeigu jūs to nepadarysite, kažkam nepaskambinsite, neparašysite, tai gali būti, kad jūsų vieta jau bus užimta. Pasidėkime tas perspektyvas. Gerai, mėlėjai. Gerai, dabar žiūrime jaučiai jūsų situaciją. Kažkoks reikalas bendruomenėje. Tokio įstaigoje bendruomenėje, kurie turi savo statutą, savo tvarką, taisyklės ir jums ten reikės laikytis tiesiog savų tvarkų, taisyklių. Pripažinkite visų nuomonę, skirtingas nuomonės, įsiklausykite į skirtingas nuomonės. Tiesiog jums reikės priimti situaciją tokia, kokia yra. Dar kažkam tiesiog dalyvauti kažkokioj tokiam rituale, pasitarime, kažkokiam tokiam posėdėje, galbūt kažkas kokiam tai teismo rūmuose, ligoninėje, policijoje. Tai yra valdiška įstaiga, kurioje bus suformuluotas dokumentas. Čia ruošiamas dokumentas, tai jaučiai. Jūs dalyvausite kažkokiame akte, tokiame civilinėme akte, taip pasakyčiau. Kas į pozityvą žvaigždė, jūs pasieksite savo tikslus, išsipildys jūsų svajonės. Tikriausiai jūs sužibėsite kažkur tokiam renginį. Čia gali būti ir šventė, čia gali būti kažkokios tai vos ne krikštynos, ten jungtuvės, jubiliejus, dar kažkas tai.
Ir jūs pasijusite kaip žvaigždė jautukai. Tai va, labai siekite savo tikslų, tikrai pavyks įgyvendinti ir viskas bus gerai. Į minusą sakyčiau tai, kad tų pareigų labai daug prisidės, kad yra kažkoks, atsiras darbai, kurie jums bus iškrauta daug pareigų. Vat. Ir neapsikraukite, deleguokite, neužsimkite visko patys vieni. Na ir kad atkreipti dėmesį, viskas yra gerai, jūsų padėtis stabili, pinigai, čia ir bendravimas, ir pinigai, stabilūs santykiai, viskas čia gerai ir šeimoje labai gerai. 2 kortos yra šeimos, gali būti, 2 kortos jūsų asmeninių, tarkim, resursų gali būti, nu taip, žodžiu, jums kažkas labai sunku, arba jūs pergyvenate dėl savo santykių, arba dėl kitų žmonių santykių, bet viskas bus gerai. Jautukams viskas gerai, tokia savaitė labai gana svarbi. Jautukai dalyvaus tikrai labai svarbiam tokiam renginy ir kažkokiam akte, kažkokioj tokioj veikloje. Arba kažkam iš jautukų gali būti labai svarbi tokia šventė, gimtadienis. O, jautukai sveikinu su gimtadieniais, aišku. Tai va, gali būti, kad kažkas iš jūsų tikrai pasijusite pagerbti ateinančią savaitę. Gerai, mėlyje, dabar pereiname pas dvynius. Jūsų savaitė, turėsite įveikti sunkumus, turėsite susitvardyti ir neparodyti, kaip jums skauda, kaip jums pikta, kaip jums liūdna arba džiaugsminga. Jūs išliksite savo... Dvyniukai, jie neparodo per daug jausmų, bet čia jausmų antplūdis bus. Todėl dvyniukai, tvardykitės, jums reikės ištverti ne vieną sunkią tokią pamoką, galite gauti kažkokią pamoką. Va, apie pamoką jau ir eina kalba. Ateinantį savaitę labai svarbu, kažkam spręsis reikalai dvyniukai su jūsų padėtim, teisinė padėtim, su kažkur dalyvavimu, nedalyvavimu, jūsų narystė, jūsų statusų, šeimos statusų, santuokos statusų, civiliniai reikalai. Tai kažkaip jums į gerą. Jūs viską ištvėrite, kažkas ištversite arba jau ištvėrite daug dalykų sunkių. Ir ateinančią savaitę jums į pozityvą yra dvyniukai karma, ko nusipelnėte, tą ir gausite, į negatyvą, kad kažką reikės prarasti, paaukoti, galbūt darbo vietą, galbūt pareigas, galbūt statusą, kažkas skiriatės, kažkas išeinat iš verslo, kažkas išeinat iš darbo. Į pozityvą kaip ir valdiški dalykai, bet kažkokie tokie nuostoliai galimi, šiek tiek nuostoliai arba jūsų padėties šiek tiek toksai, paklibinimas, sakyčiau taip. Pentaklių karalius rodo, kad šiek tiek į negatyvą gali būti paliesta jūsų materialinė padėtis arba jūsų socialinė padėtis. Va taip va. Ir kaip jums elgtis, kaip reaguoti, susitaikykite su viskuo. Susitaikykite, priimkite situaciją tokia, kokia yra. Nesipriešinkite, nes dabar toks laikas. Dvyniai, į jūsų ženklą ateina Uranas. Todėl tokių situacijų jūsų gyvenime tik padaugės, kada jūs turėsite tvardytis, valdyti, susikaupti, neparodyti savo negatyvo, nešokti į akis, tiesiog nesidraskyti. Priimkite gyvenimo dovanas ir gyvenimo išbandymus stoiškai, atvira širdimi, atvirų žvilgsnių. Va taip, toks dabar laikas. Neprognozuojamų situacijų jūsų gyvenime dabar tik daugės per 7 metus į priekį. Va taip, dvyniukai. Gerai, o dabar jau einame pas vėžių. Mėly vėžiai, jūsų situacija ateinančią savaitę. Vėžiukai kažko įsižeidę arba būsite šiek tiek nubuksuoti, patirsite tokią kaip ir karčią patirtį. Jūs kažko tikėjotės daugiau, bet tokia kažkokia gynybinė pozicija užimsite vėžiai. Lyg tai ir noriu, bet aš esu toks jausmas, kad jūs esate jau susidūrę su panašia situacija ir gali būti, kad ta situacija pasikartos ir ateinančią savaitę, kur jūs pajusite, kad, ir vėl tas pats, ar ne, ir vėl aš čia kažko tikėjausi, bet ir vėl likau kaip ir už borto, arba kažkas pasikėsino į mano asmeninę erdvę, tarkim taip, vėžiukai. Va, tai gali būti situacija darbe, kai jums kažkas tiesiog nurodys į jūsų trūkumus. Va taip, kas į pozityvą. Vis dėlto jūs mylimi, jūs susitarsite, jūs draugausite, jeigu jūs ir padarysite klaidų kažkokių, tai žmonės jums atleis, pripažins jūsų talentą, jūsų
jūsų gerumą. Jeigu ne šį kartą būsite kažkur tai pakviesti ir apdovanoti, tai ateityje tikrai, žodžiu, žmonės nuo jūsų nenusisuks. Kokios yra negatyvas gali būti ateinančią savaitę, kad jūs negalėsite kažkur dalyvauti, negalėsite išvykti, negalėsite pasireikšti. Dar yra tokios aplinkybės kažkokios, kai jūs dar negalite atvirai ir pilnai įsijungti į kažkokią tai veiklą arba į, sakykime, kažkam atsiduoti visą širdim ir visų kūnų. Jūs dar negalite. Bet jau šalia jūsų yra žmogus, jūs ne vieni. Jūs čia ne vieni vėžiukai, jau jūs turite žmogų, kuris matote dviese ir čia taip pat dviese. Jau šalia jūsų yra žmogus arba jis atsiras ateinančią savaitę, kuris jums padės išsisukti iš tam tikrų keblių padėčių arba iš kažkokios tokios sunkios padėties. Jūs čia jau turite porą arba susirasite ateinančią savaitę žmogų palaikantį jūs ir jis padės jums tiesiog tokiam, kam informacijos labirinte, kam dokumentų labirinte, jūs tiesiog turėsite labai daug darbo ir gali būti, kad jums kažkas pagelbės. Mėnulis, nieko nespręskite čia ir dabar, su laiku viskas išaiškės. Jeigu turite tikslą, nemeskite šito tikslo, tiesiog eikite į priekį. Tiesiog gal reikia šiek tiek palūkėti ir galų gale tas Uranas taip pat visiems maišys kortas, nes vėžiukams tai bus 12 būste, jūsų praeities, jūsų paslapčių būste. Gali būti, kad jūs tikėjotės vieno, bet to nebus ir kažkaip tai tiesiog jūs jau galvosite, ar čia iš vis kažką daryti, nedaryti. Nieko per daug nespręskite, įsiaiškinkite visus niuansus, va taip pasakyčiau. Įsiaiškinkite ir nieko nespręskite emocijų būsenoje, va taip. Liūtukai, jūsų situacija ateinančią savaitę. Kažkokia apatija, depresija, kažkur kažkas vyksta, bet jūs nedalyvaujate, yra pasiūlymų, bet jūs nenorite. Liūtukai šiek tiek toksai tinginystė, apatija ir gali būti toks išrankumas, perdėm išrankumas toksai. Viskas, ko aš noriu, man netinka, tai, ko aš norėčiau, to aš negaunu ir man netinka, ar ne? Šiek tiek apatija, depresija. Kas į pozityvą? Jūs susitvarkysite su visais sunkumais. Gali būti, kad užgrius jūs tokie ir darbai kažkokie, galbūt sode daržė gėlynė, galbūt metų kažkokia sezono pabaiga gali būti, galbūt kokia tai, kas dirbate tokį darbą, sakykime, tai yra mėnesio pabaiga, kažkam liūtukams tiesiog labai daug bus pareigų, bet jūs su joms susitvarkysite, jūs atstovėsite savo ribas. Į negatyvą nebūkite per daug išdidus, gali būti, kad ne visos jūsų charakterio savybės yra tokios geros, kaip jums atrodo, nereikėtų per daug užkelti kartelės aukštai arba užriesti nosies. Tiesiog jūs irgi ne patys idealiausi, jūs čia irgi pasirodysite ne pačioj geriausioj šviesoje. Ir ką atkreipti dėmesį, informaciją per daug nieko nesigilinkite. Tiesiog dabar toks laikas, liūtukams yra 11 būste Uranas, tai draugų, ten kompanijų, kažkokios visuomeninės veiklos, mokslo, žinių būste. Tai kažkokios žinios ateis, kurios jūs sunervins, bet taip laikinos tos žinios. Gali būti, kad ne viskas čia taip. Jūs tikėjotės vienu rezultatu, bet rezultatų nebus jie tokie geri, kaip jūs tikėjotės ateinančią savaitę. Pasidėk, bet čia negatyva. Tai jau geriau tas pažas, tegu būna informacija, bendravimas, toks. Žinios, vaikai, kam vaikai, anūkai aktualu liūtams, taip. Gerai, žiūrime dabar mergelės, mielos mergelės, jūsų situacija. O kažkoks karo stovis. Mergelės bus labai karingos, gali būti, tenka jums kovoti už sveikatą, už gyvybę, už savo padėtis, dokumentų prasme, kažkokių kam injekcijų, skalperių prasme, dar kažkaip gali būti. Kažkam toks nervų karas, kažkam minčių karas, kažkam su dokumentais reikia susitvarkyti. Tokia situacija truputėlį nervinga. Kas į pozityvą? Kad tikriausiai skaudžiausia jau praeityje. Jūs sužinosite, gali būti sužinosite naujienas, kad jūs vis dėlto nelaimėjote kažkokio mūšio, nelaimėjote. Bet į pozityvą eina tai, kad jau tai jūsų nebežeis, nebeskaudint širdies, jau jūs su tuo susitaikėte, kad kažkokie dalykai jūsų gyvenime jau yra prarasti. Tas karas, ta kova, į kurią jūs įsivėlėte, vis dėlto paaiškės, kad jie jums nei gera. Bet jums pavyks susitaikyti. Jau čia širdelė gyja šiek tiek, jūs sužinosite gal naujienas kokias tai. Ir kas į negatyvą, kad vis dėlto jums konkuruoti kažkam darbo rinkoje, kažkam dėl darbo vietos,
kažkam santykiuose su artimu žmogum jūs pralaimite. Vat yra kažkas šustresni, geresni, darbštesni, sveikesni ir gali būti, kad jūs tiesiog, jums ta darbo pozicija gali paaiškėti, kad negresia, jums pasiūlys galbūt kitą darbo poziciją, kažkas tokio susijęs su darbinė veikla į negatyvą, kad jūs nebe toks pajėgus dirbti tam tikrą darbą arba būti santykiuose su to žmogum. Čia kažkam gali būti konkurencija poroje, kažkam konkurencija darbe. Ir ką atkreipti dėmesį, taip stoiškai priimkite visus, sakykime, išbandymus, nes tikriausiai visiems mums ateina toks metas, kada vienas mūsų gyvenimo etapas pasibaigia, prasideda kitas. Tai tiesiog tokia išdidžia laikysena, uždarykite tą savo gyvenimo etapą. Kam, sakykime, aktyvi darbinė karjera, kam galbūt aktyvus intymus gyvenimas, kam sveikata, kam santykiai, konkuruojate galbūt dėl žmogaus, tiesiog pripažinkite, kad šiuo metu jau jūs turite pereiti į kitą lygį. Uždarykite tam tikrą gyvenimo etapą ir eikite į naują, nes tas naujas jums geriau negu tai, kas buvo. Čia įvairios srityje gali būti, kam su darbais, kam su santykiais šeimoje, kam su kažkokiais, galbūt kovojate su kaimynu dėl vištos per tvorą ar ne, tai pabaikite šitas rėtenas ir pereikite kažkokį kitą lygį. Tai mergelės, tokia situacija. Svarstyklėms kokia žinia. Bus žinios, ar ne, dalyvausite galbūt kažkokiam renginį, arba gausite žinių, gausite pasiūlymą, gausite dokumentą su žiniomis, jos buvo geros, bet jos jums netenkina. Kažkas tokio, kaip ir į pozityvą, bet ne tai, ko aš tikėjausi, ne tai, ko aš norėjau. Kas į gerą, tai kad jūs susitarsite, jūs mylimi, jūs čia savo vietoje, mylimi, trokštami, jūs mokate susitarti, mokate draugauti, bendrauti su žmonėmis. Gali būti, kad jūs kažkaip nudžiugins vaikai, anūkai, kam aktualu svarstyklės, kažkam maloni kelionė, malonus susitikimas, išvyka. Iš tikrųjų jūs patirsite tokį katarsį, gyvenimo džiaugsmą. Kas į negatyvą, kad gali būti kažkokia žinia, gali būti laiškas, skambutis apie kažkokias žinias, kurios jūs netenkina. Arba žinia iš artimųjų žmonių, arba žinia susijusi su darbu, su namais. Taip gali būti. Su tam tikru gali būti tekti aiškinti santykius, arba darbinius santykius, arba šeimoje, arba bendruomenėje su kažkuo. Gali tekti aiškinti santykius arba pateikti tam tikrą dokumentą, kuris susijęs su jūsų stabilumu svarstyklė, su darbu, su šeimos padėtimi, su viskuo. Čia labiau darbas yra, arba nekilnojamas turtas darbas, arba jūsų padėtis, tarkim, šeimoje. Su kažkuo aiškinti santykius, Ir tas pokalbis tai jums taip kažkaip nelabai patiks. Šiaip čia viskas gerai, emocijos geros, ten žinios geros, kelionė, emocijos viskas gerai, bet kažkoks šiek tiek šaukštas deguto bus. Ir tai susijęs su jūsų namais, su jūsų darbu, su namais, su šeima, su darbu, su padėtim, su jūsų stabilumu susiję gali būti. Kažką teks išsiaiškinti. Gali būti, kažkam bus pasiūlymas, kas norite nekilnojamo turto pirkti, parduoti arba nuomotis. Pasiūlymas bus, bet kaip ir netenkina, norisi kažkokį, kaip sakome, išklausyti visą sąrašą. Ir išklausykite visą sąrašą, kas jums bus siūloma arba kokios ten yra sąlygos. Skorpionai, jūsų situacija, kažkas labai dalyvausite kažkokioj tokioj veikloje profesiniai, užsimsite labai aktyvią veiklą ateinančią savaitę, jūs čia profesionalas, Skorpionas žino, ko nori ir eina tiesiog kaip ledlaužis į priekį. Tai pasižiūrėkite, gali būti, kad jums reikės kažką tai keisti savo arba gyvenimo situacijoje, arba profesiniai veikloje, kažko naujo mokytis, kažkur naujai dalyvauti, pasireikšti kaip toks organizatorius geras, galite pasireikšti gerai. Ir tai jums į gerą, jums svajonių išsipildymas, čia gėrimas prie stalo, čia maloni kompanija, viskas čia gerai. Į negatyvą gali būti, kad kažkoks žmogus, gali jums kažkas užpavydėti, kažkoks tokia ryškia asmenybė, gali jums pavydėti, gali jums parodyti jūsų trūkumus. Jūs čia naivus kaip vaikas, kad viską aš moku, sugebu, bet kažkas tuo gali suabejoti. Tai pasižiūrėkite, kur jūs čia su kuo sukontaktuosite.
Kaip ir viskas čia jums gerai, bet kažkas gali tiesiog pareikšti savo nuomonę apie jūs ir tai jums gali nepatikti. Jūs galite tiesiog vaikiškai įsižeisti, nes Saulė yra ir vaikų korta. Dar kažkam gali būti, kad jūs čia viską suorganizavote ir paaiškės, kad kažkas neatvyks, nepasirodys, nedalyvaus ir taip toliau. Na ir kągi čia. 4 pentakliai rodo, kad jūs jau niekur nenorite labai įsitraukti, per daug nenorite nei už nieką mokėti, nei primokėti, nei išlaidauti, bet teks ateinančią savaitę. Atkreipkite dėmesį, kad jums reikės parodyti tiek savo emocijas, tiek investuoti į kažką, skirti ir materialių resursų, ir dvasinių resursų, ir savo laiko. Taip pat jūs turėsite kažkur tai skirti. Jūs labai saugotės, niekur nenorite per daug įsišokti, bet ateinančią savaitę teks, nes jūs užsisėdėjote jau, skorpionai. Tai vat, tarot primena jums, kad ateinančią savaitę tiesiog reikės kažkur pasireikšti. Gerai, mėlėjai, dabar jau žiūrime mes pa šaulius. Atėjome šauliukai, 7 taurės, bet visko bus daug, svajonių, planų, pokalbių, kažko daug, pasiūlymų, tokių apkalbėjimų, galbūt kažkas planuosite, organizuosite, svajosite, kaip galėtų būti, ko aš norėčiau, kas man tiktų. Toks pasirinkimo galimybė bus labai didelė. Kam aktualu, tai šauliai iš tikrųjų kažkokią turėsite labai didelę pasirinkimo galimybę. Bet nenusisvajokite, žiūrėkite daugmaž realiai. Pasirinkite mažiausiai 1, daugiausiai 2 dalykus, kuriems svarbus. Jeigu jums tinka 7 žmonės, tai vis dėlto pasirinkite 2 žmonės, ne daugiau kaip 2 žmonės, ar ne? Jeigu jūs norite kažko labai daug, tai pradėkite veikti įgyvendinkite 2 tikslus, tarkim, ar ne? Kas į pozityvą? Reikės pasireikšti tokia nervinė įtampa, stresas, kelionė gali būti tokia neprognozuojama kelionė, galbūt tokia staigi, spontaniška, gali būti kivirčas, gali būti kažkam kažkoks posėdis, pasitarimas, kuriame jums pavyks atstovėti savo nuomonę, va šauliai. Jūs čia prisiplanavote viską, kaip viskas bus, jūs čia pasiruošęs, bet ir jūs jau susikoncentravęs, ką darysite, jeigu. Tai va, ta jūsų koncentracija jums padės ateinančią savaitę. Gali būti, tiesiog jums pavyks atstovėti savo teisę, savo poziciją, įrodytis, kad jūs pranašesni ir tiesiog, jūs čia nesismulkinsite ir nesiskaitysite nei su žodžiais, nei su sprendimais, nei su dokumentais. Jūs čia pasikaustęs šaulys tiesiog ir dokumentaliai, ir argumentais viskuo. Ir jūs žinote, kaip turi būti, čia be jūsų trigrašio nepraeis ateinančią savaitę, jūs turėsite arba kažkur vykti labai skubiai, arba įsikišti, arba dalyvauti debatuose, ginti savo nuomonę, gal kažkas, kas dalyvaujate tiesiog politikoje, kokioje gal televizijos laidoje, gal bus kritika, žodžiu, bet jūs viską atlaikysite, gali būti taip. Į negatyvą vienišumas, kad gali būti kažkas iš šaulių tiesiog blogai jausitės, ir jūsų tos svajonės gali šiek tiek sutrukdyti, įgyvendinti jūsų planus, jūsų savijautą. Dar gali būti, kad suklysite kažkokiame svarbiame reikale, nepamatysite kažkokios svarbios detalės, neįvertinsite kažkokios svarbios detalės. Vat atidžiai, šauliai, kas pasirašome dokumentus, dalyvaujame kažkokiuose debatuose, atidžiai įsiskaitome į instrukcijas, į dokumentus, tą, ką pasirašome, neįsivelkite į klaidas ir į klaidingą tokį, sakykime, reikalą, ar ne? Jūs čia labai pasitikite savo jėgomis, bet vis dėlto klausyti reikėtų specialisto, pasitarti su specialistu. Čia ir gydytojas, ir vaistininkas, ir teisininkas, bet kas. Čia yra profesorius specialistas. Tai va, dar kažkam gali būti, kad jūs konfliktuosite su tokiu žilu vienišu žmogum, seneliu kažkokiu tokiu jau, kuris nuo jūsų nebendrauja su jumis per daug, bet jūs vis tiek su juo turite kažkokiu reikalų spręsti. Tai va. Ir ką atkreipti dėmesį, bus kažkoks baliukas. Galbūt švęsite jautuko gimtadienį, dalyvausite, galbūt čia pakvietimas kažkur tai susitikti, padalyvauti, čia ir giminės, čia ir bendruomenė, čia ir draugai, čia ir vaikai, anūkai, viskas čia. Jeigu yra koks susitikimas, tai vykite į tą susitikimą, tik nesukonfliktuokite, nes šauliai moka. Jie pareikšti savo nuomonę ir netgi jeigu ir neteisūs, jie moka aršiai ją ginti.
Taigi, mėlyjei, pereiname pas ožiaragių, kokia ateinančioji savaitė. Na, sulauksite pagaliau to įvykio, to rezultato, to kažko to, ko labai laukite. Kas pinigų laukite, sulauksite, kas susitikimo su žmonėmis, kažkokios kelionės, bendravimo, tiesiog rezultatų sulauksite ateinančią savaitę. Kas į pozityvą vyksite į kelionę, taip pasiruošę, taip nieko per daug nesitikėdami. Kas į trumpą kelionę, kas į ilgesnę, tai susijęs su darbo arba su jūsų padėtim stabilia. Vat kas į negatyvą, galbūt reikės pasirašyti dokumentus kažkokius, dalyvauti kokiuose posėdžiuose, debatuose, išsakyti savo nuomonę, kažkur dėti parašą, galbūt pas gydytoją, galbūt kažkoks sprendimas ar teismo, ar gydytojo, kažkoks išrašas, skambutis, ataskaitos taip pat, kam aktualu. Dar kažkam iš ožiaragių tai tiesiog konkurentas darbe arba konkurentas kažkoks toksai buvusysis šeimoje arba reikalai su buvusiuoju kažkam mergaitės, kažkam su žmogumi gimusiu dvynių, vandenio arba svarstyklių ženkle. Gali būti, kad jums kažkaip tai kažkoks vandenis taip perbėgs kelią, bet jūs čia per daug nesiparinsite dėl to. Tai va, gerai, neperbėgs, bet tiesiog kažkaip sukomunikuosite taip aštriai su žmogum gimusiu vandenio ženkle. Na, į ką atkreipti dėmesį, jeigu yra renginys, dalyvaukite, pasimėgaukite, pajuskite geras emocijas, skaniai valgykite, gerkite, vaišinkitės ir vaišinkite. Ir tuo pačiu neparodykite savo per daug nei negatyvo, nei lojalumo. Dar kažkam gali atkreipkite dėmesį į žmogų gimusi vandens ženkle, galbūt jis jums kažkuo padės. Dar į psichologą atkreipkite dėmesį į socialinį darbuotoją. Vat, jeigu reikia kažkam kažko įsikalbėti, nes čia karalius liūdnas, matot, išpiltos visos emocijos, tiesiog jam yra tuštybė tokia sieloje, pasikalbėkite su išmanančiu žmogum, kas su geru draugu, o kas tiesiog su specialistu. Vandenė jūsų situacija ateinančią savaitę. Kažkoks liūdėsiukas praradimas, gyvenimo džiaugsmo praradimas. Dvyniukams, dvyniukams, vandeniukams, kažkam meiliai nesiseka, kažkam nesiseka veikloj, kažkam savo svajonėse, kažkam tiesiog dūžta iliuzijos suduš. Arba jau sudužę buvo, jūs tikėjotės kažko geriau, bet nepavyks. Kažko negausite. Ateinančią savaitę kažko, ko tikėjotės, nebus. Jūsų lūkesčiai neįsipildys ateinančią savaitę. Dėl ko? Toks likimas. Į pozityvą tai, kad kažkas keisis. Vat. Ir tos permainos, nėra labai. Jeigu viskas buvo gerai, tai kažkas truputėlį pasiblogės. Bet tiesiog dabar toks laikas. Sėkmės ratas, tai kažkas pasisuks, aplinkybės. Gali būti kažkaip iš blogos padėties išeisite, tokiu sausu. Kaip sakoma, kaip žąsis iš vandens išlipsite. Gali būti kažkokios negatyvios, ar tai reikalai kažkokie, ar kažkoks liūdesys, ar su kažkuo nesusitaikysite, kažkas nepaskambins, kažkas jūs paliks. Bet tai kažkaip susiklostys aplinkybės, kad jūs iš to liūdesiuko išeisite lengvai. Jūs rasite išeitį, arba jums reikės rasti išeitį, kaip aplinkybės ir situaciją palengti savo naudai. Kažkam su transportu paaiškės reikalai. Jūs turėsite rasti išeitį, sprendimą, dokumentą kažkokį, gal kažkur vykti. Tokia kažkokia kelionė arba kažkas susijusi su darbu, su kelionėmis, su išvykomis. Kažkas keisis jūsų gyvenime, bet tai jums į gerą, o jūs galvojate, kad į blogą, bet ne. Labai nekokios kortos vandeniukams, nesijauskite čia nei pažeminti, nei nuvertinti. Čia tokia yra, aš viską galiu, aš viską moku, bet niekam to nereikia. Arba jūs nematote, koks aš puikus žmogus. Ar jūs nesuprantate, ką aš jums galiu duoti. Tai nuvertinimas ir tos aplinkos, ir savęs, ir savo, sakykime, savo savybių ir savo vertybių, o kažkam natūraliai gali būti, kad tiesiog trūks pinigėlių, kažko norėsite įsigyti, bet jums neužteks pinigėlių, taip. Yra šansas arba išvykti, arba įsigyti kažką tokio vertingo, bet šiuo metu negalėsite. Šiuo metu to sau leisti negalėsite ir dėl to toks jausmas, kad visi mane nemyli, visi mane paliko, aš čia niekam netinku, toks savęs nusivertinimas, sakykime. Labai daug krizinių kortų, bet vandeniukai tvarkomės gerai, taip susikaupiam ir nes jeigu bus blogai ateinančią savaitę, tai keisis mėnuo ir viskas pasitaisys. Sėkmės ratas sako, viskas kartojasi. Ir blogi dalykai, ir geri dalykai kartojasi. Jie, kaip yra tokia laki frazė, kad viskas praeina ir tai praeis. Tai praeis. Tai tiesiog galbūt vienos dienos ar ten kelių dienų reikalas, ar ne? Žuvis jūsų situacija. Lazdų karalienė, aha.
Veikėja, lyderė, kaip sakoma, turiu ir dar žinau, kur gauti, ar ne? Tai va žuvis. Planas, veiksmas, ar ne? Pozityvas, tikėjimas savo jėgomis. Na, čia kažkam iš žuvyčių bendravimas su darbdavė, su visuomenės kažkokia lyderė, galbūt atstovavimas savo teisių, atstovavimas ir, sakykime, gynyba kitų žmonių teisių, vat, kas politikoje ar kokioje visuomeninėje veikloje dalyvaujate. Iš tikrųjų, toks šiek tiek lyderystė. Vat lyderystė. Ateinančią savaitę imkitės lyderystės, nes jums tai pavyks. Ir tai į gerą. Dar jums į pagalbą, jūs ne vieni. Čia yra dar ir draugai. Kažkoks pilkasis kardinolas bus šalia jūsų ir jums pagelbės, va žuvytis. Būkite aktyvūs. Kas į pozityvą? Kas į pozityvą? Pauzė kažkokia. Galbūt buvo kažkas, kas į pozityvą. Kažkokios geros žinios. Į pozityvą 4 kardai. Kad kažkaip nusiraminsite, jeigu turėjote stresą ar galvojate, kaip praeis ateinančioji savaitė arba tas reikalas, kurį jūs sumastysite arba sumastėte ateinančiai savaitai, tikriausiai mąstėte, galvojate, kaip tai pavyks labai gerai. Kas į pozityvą? Pauzė. Kažkas dar 4 dienas, 4 savaitės ar 4 mėnesius ar 4 metus, o gal ir daugiau, išliksite ten, kur esate. Vat kažkaip niekas nepasikeis. Į pozityvą yra tai, kad niekas nepasikeis. Vat. Stabili jūsų padėtis, dėl kurios stresavote ir daug pergyvenate, niekas nepasikeis. Vat tai jums kažkaip į gerą. Vat. Tai ne pabaiga, tai pauzė. Vat kažko tai pauzė. Jūs kažko laukėte, tikėjotės ir į pozityvą tai, kad dar lauksite. Dar tas nepasibaigs šitas reikalas. Vat. Dar reikia palaukti ir tai į pozityvą. Čia nežinau, ką jūs suplanavote žuvis, kam susitikimas su kavalieriumi, sužavėti žmogų, atnaujinti ryšį, kažką nuveikti bendruomenėje, savo darbe, kaip specialistas, kaip, žodžiu, aktyvus žmogus, kaip valdžios žmogus galbūt. Tai galima nuraminti, kad niekas nepasikeis. Va taip. Dar lukterti reikės. Na, į negatyvą kas, kad gali būti pasiūlymų tokių pentaklių pažas. Tai į negatyvą, kad turėsite kažkaip bendrauti su žmogum ar su žmonėmis, kurie nesupranta, ką daro, turėsite pamokyti, turėsite užsiimti tokią pamokslaujančią veiklą, šiek tiek į negatyvą, galbūt šiek tiek išleisti pinigėlių svarbiam reikalui. Va taip. Galbūt kažkam kažką įsigyti, kažkam padėti nupirkti, kažkam pavadovauti, galbūt vaikams, galbūt anūkams. Kažkokias reikalas su vaikais anūkais arba su žmonėmis, kuriems reikalinga globa kitų žmonių, ar ne? Ten vaikai, seneliai, neįgalieji, va toks į negatyvą šiek tiek. Na, dar kažkam gali būti negatyva, kad pinigėliai galbūt ateis, bet ne visi. Kažkam tai pinigėlių reikės laukti arba už kažką tai mokėti. Vat gali tekti taip. Na ir taurių riteris, kaip jums elgtis, būkite draugiški, empatiški, nesinervuokite, nes čia ir emociniai kalneliai, nuo euforijos iki ašarų, ar ne. Būkite draugiški, būkite atlaidūs, nuoširdūs, bendraukite, vykite į kelionę, jums pranašaujama maloni kelionė. Jeigu ir reikia susimokėti, mokėkite, bet važiuokite. Va taip. Na ir atkreipkite dėmesį į transportą ir į savo trumpas keliones. Va taip. Dar atkreipkite dėmesį į žmogų, kuris jums gali pareikšti tai komplimentą, pasakyti gerą žodį, padėkoti, atsiprašyti. Va tiesiog ir jūs atsiprašykite ir priimkite kitų žmonių geras emocijas. Va taip. Na, toks nieko čia ypatingo žuvims, nieko čia mažieji arkanai, nieko svarbaus nenusimato. Gerai, mėlėjai, tai va ta gera intencija, gera gaida ir baigime, nes va, lazdų karalienė, lazdų karalius. Na va, ateinantį savaitę žada būti kažkam labai aktyvi ir pilna veiklos. Na, tai ir nenuostabu, mėnesio galas. Ačiū, mėlėjai, iki naujų susitikimų.